Netrukus pristatysime dar vieną kandidatą, pretenduojantį tapti nacionaliniu gaminiu. Tai daiktas, be kurio daugelis spėjų nelengvai apsieitų. Kviečiu pažiūrėti, kaip komisija įvertins televizorių pagamintą Lietuvoje. Dabar noriu pristatyti nacionalinio gaminio rinkimų vertinimo komisijos narius. Tai reklamos specialistas Tomas Ramanauskas, reklamos agentūros LAV bendrakūrėjas. Mokslų daktarė Zita Biržinė, bendrovės BHJ Baltic direktorė. Žurnalistas Rimvydas Valatka, portalo elrytas.lt vyriausiasis redaktorius. Jaunius Pusvaškis, Baltic Management Institute, Baltijos vadybos instituto generalinis direktorius. Labas vakaras. Ir televizijos laidų vedėja Livija Gradauskienė. Labą vakarą. Šį vakar nacionalinio gaminio konkursui pristatomas bendrovėje Šiaulių Tauro televizoriai pagamintas televizorius. Išsamiau apie jį papasakos bendrovės generalinis direktorius Rimantas Žukauskas ir bendrovės rinkodaros ir pardavimų skyriaus vadovė Rasa Šetikienė. Labas vakaras. Šiandien iš tiesų mes pristatom net ne vieną televizorių, o pristatome vieningo dizaino televizorių šeimą, kurią pavadiname INNO. INNO tai yra asociacija inovatyvus ir tai pavadinama todėl, kad techninių sprendimų gausa, kuri yra panaudota, naujų, inovatyvių sprendimų gausa, mums leido šitą pasielgti. Pradžioje pradėsiu nuo televizoriaus dizaino, kuris buvo sukurtas bendradarbiaujant su Suomijos kompanija ID Design, kuri anksčiau kūrė televizorių tokiom kompanijom kaip Nokia, Finlux, taip pat dalyvavo kūrent korėjietiškus garsių markių televizorius, šiuo metu dirba su mumis ir ruošia tokius bendrus projektus. Šis televizorius, jeigu kalbėti apie jo konstrukciją, jeigu kalbėti apie funkcinius galimybės ir jo galimybių privalumus, tai pirmiausia paminėčiau galbūt vėlgi iš išorės, kas akivaizdžiai matosi, tai yra grūdinto stiklo priekis, kuris atlieka tiek dekoratyvinę funkciją, o taip pat atlieka ir apsauginę funkciją, kadangi tokio dydžio ir įstrižainės televizoriai daugiausiai naudojami kaip antras televizorius šeimoje, naudojami miegamuosiuose, virtuvėje ir panašiose vietose vaikų kambariuose, kur yra pavojus labiau jį sužeisti. Pagal savo funkcinės charakteristikas ir tai, kas jame yra įmontuota, pirmiausia reikėtų paminėti tai, kad televizorius sugeba priimti Lietuvoje transliuojamas skaitmeninės televizijos signalus be jokių papildomų priedėlių. Televizorius turi sensorinio valdymo raktus, tai nėra jokių mygtukų iš išorės darkančių dizaino. Televizorius turi galingas akustinės sistemas ir garsiakalbius, kas yra nebūdinga tokios įstrižainės ir tokių gabaritų televizoriams. Taip pat televizorius sugeba prijungus USB atmintinę atkurti įrašytos vaizdo garso signalus ir be to priimamus skaitmeninius signalus įrašyti į atmintinę. Netgi galima sustabdyti vaizdą ir atkurti vaizdo siužetą ir garsą nuo to momento, kai buvo sustabdyta. Televizorius gali, būdamas budėjimo režime, įsijungti, atitinkamai užprogramavus tam tikrai programos sekai, jis įsijungs, jis surašys tas programas, kokios yra norima ir po to vėl įsijungs į budintį režimą. Mums iš tikrųjų malonu, kad šio televizoriaus pardavimai nuolat auga ir mes pradėję prekiauti Lietuvoje šiais televizoriais Lietuvos rinkoje per pusmetį 24 colių įstrižainės kategorijoje sugebėjome užimti jau 40% rinkos. Na, o kaip sekasi prekiauti jais ir kokia yra prekybos dinamika tiek Lietuvoje, tiek Europoje, papasakos mano kolegė Rasa. Pagrindą sudaro eksportas. Eksportuojama šiuo metu per 96% produkcijos. Lietuvoje lieka beveik 4%, nelieka 4%. Tačiau lyginant su praeitais metais, dinamika pardavimai Lietuvoje žymiai auga, netgi nededant kažkokių didelių reklaminių pastangų. Televizorių, kai mes renkamės, tai mes renkamės pagal įstrižainę. Suprantu, jeigu čia antras televizorius, tai viskas yra tvarkoj įstrižainė. Renkamės pagal dizainą, jis yra labai puikus dizainas. Bet aišku, labai svarbu ir pačiam žiūrovui, ir ypač jeigu yra maži vaikai, tai yra skiriamoji galia. Tai kokio šito televizoriaus yra skiriamoji galia? Geba. Tiksliau, skiriamoji geba. 24 colių televizoriui yra pati didžiausia skiriamoji geba, kokia tik tas gali būti.
22 colių televizorius gali būti pati didžiausia, kokia gali būti, arba šiek tiek mažesnė. O 19 colių televizoriams naudojamas panelis, kurių skiriamoji geba yra didelės raiškos, bet ne pati didžiausia. Kadangi tokios įstrižainio televizoriam ypatingai didelės raiškos Full HD, taip vadinamas, yra negaminama. Antra vertus, yra šiek tiek sureikšminimo tie pasakymai, kad šitas televizorius yra Full HD skiriamosios raiškos. Tai mažesnis įstrižainio televizoriam tai yra kažkiek reikšminga, kadangi žmonės gali naudoti tokius televizorius kaip monitorius ir iš nedidelio žiūrėjimo atstumo galima tos raiškos skirtumus ir taškų skaičių pastebėti, kai yra didesnis. Tuo tarpu televizoriams nuo 32 colių, 42 colių netgi žiūrint iš nugaros atstumo, tie dalykai yra nepastebimi ir tai yra labiau, sakyčiau, gamintojų tokie dalykai, kurie leidžia uždirbti daugiau pinigų. Jeigu pažvelgtumėt į perspektyvą, į ateitį, vis tiek Kinija, Koreja, ta pati Taivanas, Indija galbūt, gamina labai daug televizorių. Kaip Jūs matote savo išgyvenimą perspektyvoje? Tai nėra toks jau paprastas klausimas, bet tai nėra iš tikrųjų taip ir sudėtingas klausimas. Mes būdami Europoje, kur kas geriau galima orientuotis į dinamiškus rinkos poreikius ir taip, kai keičiasi televizorių rinka ir ypatingai techninės savybės. Atrodo, kad Europos rinka yra vienalytė ir galbūt ir transliuojami televiziniai signalai yra panašus, bet iš tikrųjų kiekvienoje šalyje jie yra skirtingi. Tai kiniečiam ar taivaniečiam, būnant toli, žymiai sunkiau yra orientuotis ir greičiau pateikti produktą, kuris yra reikalingas tuo metu ir būtent toksai. Tai yra viena. Antra, pirkėjai jie vertina galimybę nusipirkti unikalų produktą, kuris turi europietiškos dvasios. Tai mūsų kelias toks ir yra. Mes bendradarbiaujame, kaip minėjau, su skandinavų kompanijom, su europietiškom kompanijom ir stengiamės būti saviti ir skirtingi nuo kitų. Komisijos narių paprašysiu įvertinti produktą, o žiūrovams priminsiu, kad yra vertinama pagal dvi kategorijas, pagal produkto ekonominę vertę ir išskirtinumą. Kiekvienas komisijos narys gali skirti maksimaliai 20 balų. Pradėsime tada, ponia Livija, prašom. Taip, aš manau, kad čia yra šis produktas, šis televizorius yra tobulas. Aš rašau 20 abiejose kategorijose ir tikrai labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad mes lietuviai sugebam tokį daiktą pagaminti, iš tikrųjų. Beje, jisai, gal ne šitas Inno, bet tauras stovi mano uošvienės virtuvėje ir jis puikiai rodo. Būtent irgi plonytis mažiukas, tai aš gal neskiriu tų labai atskirų, reiškia, modelių, bet tikrai puikus. Ačiū. Nejauniu. Abiejose kategorijose skiriu po 18, tai yra labai aukštos klasės televizorius. Tik tai siūlyčiau galbūt pagalvoti dėl pačio pavadinimo. Nežinau, ar esate darę rinkos tyrimus, kaip jį priima lietuviai pirkėjai, bet žinoma, tai nėra pagrindinė rinka jums. Čia, ponia Rimvydai, kaip vertinate jūs? Kadangi man labai patiko generalinio direktoriaus atsakymai į mano klausimus ir mane jie pradžiugino ta prasme, kad kaip žmogų, kuris nori, kad kuo daugiau lietuvių gyventų, dirbtų ir kurtų Lietuvoje, tai man šitie atsakymai suteikė vilties, todėl ir mano balai yra labai aukšti, bent jau aš visada kritiškiau žiūriu, tai yra 19 ir 20. Aš vertinu, galbūt yra panašiau, bet nežinau, galbūt ne taip jau dosniai šį kartą, bet man patiko tai, kad tai yra vis dėlto Europoje. Tai yra nedaug tokių įmonių, kur mes galime atstovauti ir Lietuva atstovauja tas Europos gamintojus, tai ir apimtis gamybos didelis, ekonominė vertė duodu 18, išskirtinumui duodu 17. Nors tai raudonas man labai patiko. Ekonominiai 15, o išskirtinumui 18. Susumavus komisijos balus, Šiaulių tauro televizorių gaminys pagal produkto išskirtinumą vertinamas 93 balais, o pagal ekonominę vertę 90 balų. Taip pat primenu, kad dalyvauti nacionalinio gaminio rinkimuose gali kiekviena Lietuvos įmonė. Tai reikia užpildyti anketą interneto portale elrytas.lt.